Labą dieną. Turbūt neatrodo realu, kad 500 metų išgulėjusi žemėje oda gali išlikti nesugedusi ir beveik tokia, kokia buvo. Tikrai atrodo nerealu. Tačiau Karmėlavoje rasti diržo krepšiai sako, kad taip būti gali. Karmėlava. Karmėlava ir dabar yra tokia gyvenvietė, nedidelė, kelyje Kaunas-Jonava, maždaug už 13 km, jeigu žiūrėt nuo Kauno miesto ribos, tai už 6. Kairiajame Neries krante seniūnijos centras, visai netoli nuo dabartinės Karmėlavos, kiek arčiau Neries, buvo ir senoji gyvenvietė su piliakalniu, su papėdės gyvenvietė ir aišku su senkapiu, nes žmonės visais laikais gyvena ir miršta. Piliakalnis yra pakankamai aukštas, 30 metrų aukščio. Jį yra aprašęs Petras Tarasenka, Vytautas Daugudis, taip pat piliakalnį užfiksavo Balys Buračas, fotografas, etnografas, visuomenės veikėjas. Šitos Balio Buračo fiksuotus piliakalnio vaizdus saugo negatyvais Vytauto didžiojo karo muziejus savo rinkiniuose. Dabar dėja piliakalnio viršuje, ten kur stovėjo žinoma aprašyta Visvaldės pilis, yra gyvenamas namas. Ten yra sodyba ir gyvena žmonės. Aplink piliakalnį turėjo būti papėdės gyvenvietė, tačiau archeologam nepavyko jo surasti. Galbūt taip yra dėl to, kad toje vietoje buvo kasama žemė, dirbami žemės darbai ir daug kas yra suardyta, sugadinta, o galbūt ne toje vietoje ieškojo. Tačiau senkapį pavyko rasti ir ištirti. Kalvelė, kurioje buvo senkapis, yra taip pat apgadinta, nes tenai buvo kasamas žvyras. Iš vienos pusės gaila, kad sugadinta, iš kitos pusės kasant buvo iškasami kaulai, buvo randami įvairūs radiniai ir tai archeologams davė žinią, kad toje vietoje galima tirti. Taigi, 1975 metais tuo metu Kauno valstybinis istorijos muziejus, dabartinis Vytauto didžiojo karo muziejus, pradėjo tyrimus senkapyje. Tyrimams vadovavo Kazimiera Gabriūnaitė, kuri visą savo gyvenimą po baigimo universiteto atidavė muziejui. Kazimiera Gabriūnaitė vadovavo tyrimams 75-77 metais, po to tyrimai buvo nutraukti 20 metų ir tik tai 98 metais juos atnaujino Kristina Rickevičiūtė, taip pat ilgametė muziejaus darbuotoja ir irgi visą gyvenimą atidavus muziejui. Karmėlavos senkapis beveik niekuo nesiskiria nuo kitų to meto senkapių. Tenais randami tie patys radiniai, kapai yra maždaug į vakarų, žmonės laidoti mediniuose karstuose. Įkapės irgi labai panašios, nors jau buvo krikščionybė, tačiau iš tikrųjų tradicijos žmonių keičiasi labai lėtai ir žmonėm į kapus vis tiek dėdavo įkapės, taip kaip ir pagonybės laikais. Tačiau šita Karmėlavos senkapis išsiskiria tuo, kad tenais rasti jau mano pradžiai paminėti diržo krepšiai, odiniai, kurie išliko palyginus labai gerai, ir juos mes galime dabar apžiūrėti. Įdomu yra tai, kad patys kapai yra gana sunykę, kartais net sunku yra nustatyti lytį ar amžių to, kas tenai palaidota, tačiau krepšiai patys nesunyko, nesuiro ir netgi po jais buvę drabužiai toje vietoje, kur buvo krepšys, išliko. Vat tai mes čia matome audinio likučius, kurie yra rasti beveik po visais diržo krepšiais. Patys diržo krepšiai yra labai patogus dalykas, tai savotiška to laikmečio mada. Tai rodė žmogaus statusą visuomenėje, nes ne visi galėjo pasidaryti tokius gražius odinius tos krepšius. Ir tai buvo toks kasdieniškas, reikalingas dalykas, į kurį galėjai susidėti viską, ko reikia.
Krepšiai yra beveik keturkampiai. Jie apkalti apkalėliais, įvairių formų metaliniais apkalėliais. Jie yra iš 3 arba 4 skyrelių. Kiekvienas skyrelis turi savo atvartą, kuris irgi yra papuoštas, išsiuvinėtas, su skirtingos odos gabaliukais. Į tuos krepšius žmonės susidėdavo visus dalykus, kurie jiems buvo reikalingi tai dienai. Tai galėjo būti skiltuvas, tai galėjo būti galastuvas, tai yra peilis, yla, adata, šukos, pinigai. Tai, ko žmogui gali prireikti, išėjus, ką jis gali turėti. Kitoje pusėje yra apkalėliai, kurių pagalba tvirtindavosi diržo krepšys prie diržo. Iš tikrųjų, jie visi yra panašus ir iš kitos pusės skirtingi. Skiriasi apkalai, skiriasi puošybos elementai, skiriasi skyrelių skaičius. Tuo metu, kai archeologai kasinėdavo, tai jie paprastai veždavosi į tyrimų vietą dailininką. Šitose kasinėjimuose dailininkė buvo Rimkevičiūtė. Ir štai kaip jinai gražiai užfiksavo, čia šitas diržo krepšys, šičia pavaizduotas. Jisai netgi gražesnis ir aiškesnis. Pavaizduoti ne tik tai viršelis, bet ir kiekvienas atvartas turi savo piešinuką. Ir taip pat pavaizduota pats kapas, kaip matome, kaulų beveik nėra, bet diržo krepšys išlikęs. Pavaizduotas pats kapas ir dažnai ir jo radiniai. Štai čia yra ir jo radiniai. Tai aš tuo pačiu dar, bekalbėdam apie tos krepšius, dar noriu pasakyti, kad archeologas skiriasi nuo to, kuris kasė ekskavatorium tuo, kad jis ne tik išima radinius, bet jisai viską ir sufiksuoja. Ir net jeigu šitie diržo krepšiai su laiku sunyks, tai mes turėsime tos piešinius, kur viskas yra pavaizduota. Pavaizduota ne tik tai pats tas kapas, bet taip pat pavaizduota ir bendras vaizdas, situacija, visi kapai, kokiom kryptim jie yra. Yra kiti piešiniai, kur pavaizduota kokiam gylyje ir taip toliau. Taigi, sakau, net nebaisu, jeigu ir sunyks, vis tiek mums bus išlikusi visa medžiaga. Dabar šituos krepšius gyvai, jeigu norėsite pamatyti, tai lapkričio mėnesį Kauno rajono muziejuje bus atidaryta paroda, kur visi šitie krepšiai bus ir juos bus galima apžiūrėti.